aš žinau, bet ar aš leidžiu savo patirti tai, ką žinau. Nu, ta prasme, aš žinau, aš galiu įvardinti visus jausmus, tipo. Bet ar aš leidžiu jau savo išjausti. Ir vat būtent išjausti kontakte, tai keičia. Nu, mano manimu, būtent tai kažką keičia ir mane sujudina, kai aš kontakte su kitu, vat kaip su pykčiu, jo, dalinuosi, aš net tiesiog pasakau, aš pykstu, o kitas pasako, nu ką padarysi? Ir mes abu jau pyksta, matau, tu pyksti. Nu, pyk, nu, žinai, gaila man, tipo. Jo, bet ar aš iš tikrųjų leidžiu būti savo tam jausme, ar aš neiškart iš jo pabėgstu už... Nu, tai viena, aš suprantu, viena, ar tu leidi būti savo, antra, ar kitas, kuriam tu sakai, irgi savo leidžia būti su to, ką tu jam sakai. Jo. Galbūt jisai neleidžia. Pabaig. Viskas. Jo, tame ir yra ta rizika būti pamatytam. Kai aš ateinu su savo jausmais, aš sakau, pavyzdžiui, tau, Vytį, tu mane įskaudinai. Ir išeinu. Labai faina reakcija. Labai faina reakcija, jo. Sveika reakcija. Nu, ne tai, kad sveika, bet ir apsiverkti kažkas, arba supykti. Ir nes skaudu, dar labiau skaudinai, žinok. Apsisukai ir išeit dar norėjai. Užuot, jeigu aš pasakysiu, o kas įvyko, žinai. Kas čia tokio buvo, kad, žinai, tu matai sakai.